skaudus pralaimėjimas, jūsų mintis apie jį? Nu, nėra toks labai skaudus, toks gal labiau liūdesys toks labiau, nes galėjom, tikrai gerą šansą turėjom ir negalėjom pasinaudoti šansų. Tos įtampėlės, atrodo, nejutom, bet nesukrito tie metimai, kurie turėjo sukristi ir negalėjom pasimti šansų, ką kovosim dabar lemiamos rungtynės. Ar manote, Marijampoliečių atkarpa pradžioje, kai pelnė 6 taškus, bet jie atsakė 25-3 atkarpą, ar tai ir lėmė tą tokį lūžį, po kurio nebegalėjo sugrįžti? Šioje serijoje, kas gerai pradeda rungtynės, tas gerai užbaigė. Tai jie pradėjo, mes šiek tiek gerai pradėjom 6-0, bet paskui vis tiek tas pirmas kėlinys, kieno geras, tai aš manau, kad buvo tikrai lūžis ir per galvą visiems psichologiškai, kad mes negalim išeiti po pirmo kėlinio ant lygaus rezultato, vėl namuose, pilna žmonių, tai manau, kad tas vienas iš faktorių buvo tikrai. Kaip galbūt bandėt atgaivinti tą komandą per ilgą pertrauką, per pasitarimą, ką bandėt akcentuoti jiem? Sakiau, atsipalaiduokit, vyručiai, labai susikaustė tokie tie metimai, visi paskui pradėjo galvoti, mest, nebemest, dvejojimas, o kai pradėjo dvejoti, tas metimas nebėra toks tikslus ir tikrai buvo gerų metimų, labai gerų metimų, sakau, vyručiai, nieks nepyksta, kai jūs metate krepšį, tai per ilgą pertrauką ir sakiau, einat ir metat laisvį krepšį. Ir vis tiek neįkrito tie metimai, nors ir sakiau, leidau mest viską, tos laisvės palime. Nu, ką darysi, tokia diena. Antras pralaimėjimas namuose, kažkiek gal slegia komanda tas toks gausus fanų palaikymas ir papildomi lūkesčiai galbūt iš vietinius ir gali? Nežinau, manęs tai neslegia lūkesčiai, visi fanai, kurie ateina, aš juos beveik realiai pusę arenos užpildau, tai visi tik tai palaiko ir nesako, kad čia reikalauja kažkokios pergalės, visi džiaugiasi, kad esam šitame etape ir kovojam tikrai smagiai ir 2-2 išeiti į lemiamas rungtynes, pusfinalį niekas net netikėjo, tai dabar esam toj stadijoje ir dar vis tiek niekas neprarasta. Ketvirtadienį laukia 5-osios rungtynės, kiek galbūt lengviau, kad eina ties iš tos underdogo pozicijos? Manau, šitos rungtynės jau 50-50. Labai daug dalykų susideda, kiekvienas atkovotas kamuoliukas, kiekvienas įmestas metimas, klaida gynyboje, viskas susidės, manau, į daug amplikybių, tai eisim kautis dėl kiekvieno to kamuoliuko ir bandyti uždaryti seriją mes. Treneris, sveikinimai su pergalė, pasidalinkit mintimis apie rungtynės. Rungtynės pavyko įvykdyti gynybinį planą, gan neblogai mums šiandien. Antroji pusė kažkiek pasirigome puolime, prieš jų zoninę gynybą, bet vis tiek pavyko laimėti. Džiaugiamės pergalę, serija nebaigta, grįžtam namo. Kiek galbūt apribojus tą pagrindinį varžovų žaidėją Mindaugą Stašį, kiek apribojus jį pavyksta apriboti ir iš esmės vos ne didžiąją dalį varžovų puolimo? Čia tas apribojimas dalinai, galima sakyti, apriboja. Tai Stašys irgi žmogus, vieną dieną krenta, kitą ne, tai čia normalus dalykas. Bet taip, jisai pagrindinis žmogus, pagrindinis varikliukas, svarbus lyderis. Svarbu apriboti kažkaip. Mano tie atkovoti kamuoliai, ypač pirmoji rungtynių pusė, kai pavyko susikurti 25-3 atkarpą pradžioje ir perlaužė rungtynės į jūsų naudą. Tai atkovoti laimėti dėl to, kad silpnai pataikė jie metimus, tai jie gan irgi neblogai kovoja, jeigu neklystu 11 puolime paėmė kamuolių, tai kieta atkakli kova, su jais sunku, bet tiek mes, tiek jie kieti kovojam, tai tie dalykai svarbus. Ar tie tolimi pramesti varžovų metimai yra dėka jūsų puikios gynybos, ar tai tiesiog nesumesti šansai 50-50 kamuoliai? Nežinau, kaip čia atsakyti tą klausimą, pažiūrėkit video. Tiesiog giname, žiūrim, jie meta, matysim. Ir svarbiausi akcentai ruošiantis tom 5-osiom rungtynėm ketvirtadienį? Kokie tie akcentai? Išlaikyti koncentraciją. Tiesiog rytoj turim treniruotę, poryt jau rungtynės, niekad čia per daug neprisiruoši, koncentracija, pailsėti, pasiruošti rungtynėm.